Esame Členkijoje. Miške. Miško pavadinimo nežinome. Galbūt rytoj keliausime į Končtvą. Konin. Nesvarbu, pamiršau šitą pavadinimą. Šiandien įspūdžiai nerealūs. Susitranzavo vieną moterį, kurios vardas Fioleta F. Ji vienintelė Lietuvoje. Kažkas kanda. Nesvarbu. Aprodykim savo būstą. Aprodykim, tiek to tie nuotykiai. Palakoši. Štai čia mūsų būstas. Labai nesmata. Bet čia kaip karšta nerealiai. Kaip, Erika, jums įspūdžiai? Paparazai, Tai va, įspūdžiai. Vienu žodžiu, įspūdžiai geri. Mum patinka tranzuot. Viskas čia labai nerealiai. Užsidirbom pirmus 10 litų. Gavome pinigų, gavome pavalgyt ir šiaip maisto. Buvom pas Hitlerį. Jo. Energetinio gavom. Buvom prie Žalgirio. Restorane buvom. Žemėlapį gerą gavom. Jo. Ja, viskas labai gerai. Apsigert gavom, viską gavom. Plotą irgi turim. Mes labai turtingos moteris. Tikiuosi, mus veža į mišką. Žmogus buvo labai nustebęs, kai paprašėm paleisti mus miške. O dabar žiūrėkit, kokią kolonkę turim. Va. Čia bus muzika. Turim centrą. Turim centrą. Šoka mūsų kojas, kadangi visųgių išsitekti negalime. Kaip saulė šviečia, reikia keltis, jau rytas. Mama, čia aš hotelį. Man čia biškį smirda, jaučiu kojų. Gerai. Užteks filmuot dar. Džiugiuos, kad šitie šarmai tikrai bijau. Bet kuprinės irgi labai daug užėma vietos. Kojams nebuvo nekaip įsipėsi. Buvo atradus, čia jau tarp elpų, tai čia kažkur buvo kišus. Nes pavargė, žinai, kad ne. Myliu vasarą. Moteris gamtoj. Čia vabalas. Čego pačego. Kraustomės iš Lenkijos, vadinasi. Iš laukinės gamtos, kur šernai užpuola žmogų ir gazdina aplinkui išnarantis lapai ir treškančios šakos. Prieš kamerą gerai atrodysi. O kaip jau įkrėsti? Nieko nėra lengviau, kaip spakuoti palapinį. Dar laikraštis turės tilpti mūsų laužai. Panelė Justina, gal norėtume nusifilmuoti savo kojas? Kaip žmogus gebas trumpom kojinėm susikamšyti. Man atrodai. Nerodau, kur mes apsistojam. Blema, tau čia vabzdys įkrito. Blema, negaliu šilti. Ai, užmušiu pavogį. Ačiū. Vakarieniai bus. Vakarieniai. O, gerai. Pasirodyk dabar, dabar, kaip vabzdys atrodo. spėjų buvo, jeigu taip sunkiai telpa. Čia nuo saulės, kad smūgio negautų. Tam tikra technika. Dziękuję, kad padėjo. Bardža. Žiauriai. Gerai. Labai patogu keliauti. Originalu. Nu ką, mūsų vieta. Kelio keliavom. Bye. Šitas man padės neužmygti, nes kai einu taip į galvą duoda šitą. Jūs neteik, kaip tas vadinasi. Hello, we want to go to Konin. Konin or Poznan? No. Where do you go? Okay. Thank you for stopping. Bye. Va, taip būtų Čia gerai. reikti pasakyti, ne?
Aš jas gaminti grupizę, susėstumėm į mikro, atsipūtę, panašu. Nu, sustok. Ką tai reiškia? Super, tai žisi. Ja, pačia. Kaip jaučiatės laukdamos automobilio jau 1.5 valandos? Kurva per dolę. Ar jūs manote, kad Lenkijoje mums vėl teks nakvoti? Aš manau, kad yra šansų, nes jau po 4, o iki sienos gal kokios, nu tiek pat 4 valandos. Ir mums nieks nestoja. Važiuojam gal 100 kilometrų su 2 mašinų. Į fūras negalim. O visi vietiniai. Jo, visi vietiniai. Ir dar einam kilometrą. O, matosi. Diskoteka vietoj, nieko net nebereikia. Prisijunk ir tu. Nors vietas įmanos ir lengva. Ką čia keliauninkė Pažemeckaitė daro? Saulė. Gal vakarieniauji? Jums gal peiliuko reikėtų? Aš atsikausiu dalykų. Tai gerai, kad sudėtos priekinį. Aš irgi gaminu. Šį kartą su peiliu. Mano netokie aštrus kaip jūstės dandis. Sūris eina naudos. Panelė Erika, ar jums neatrodo pasaulis per mažas? Jo, ganėtinai nustebau sutikus su drauga, kuris gyvena Vilniuje, baigiam tą patį universitetą Lenkijoje, netoli Vokietijos sienos. Ką daro pedagoginis, barstasi po pasaulį. Dabar informuoja Lietuvą apie šį nuostabų įvykį. Neįtikėtina surasti pažįstamų. Jo, tuo labiau Gražvydą. Kągi, ačiū už interviu. Visada prašom. Sveiki, kaip jums sekasi? Kaip jūs jaučiatės išvaryta nuo šitos autostrados, štai va šitų vyrų, kurie yra kelininkai. Kaip jūs jaučiatės? Pasakykite. Apžvelgus padėtį. Jaučiu tautinę diskriminaciją. Nes mes einam visą dieną pėsčiom. Kelininkai 3 kartą prisignysta prie mūsų ar 2. Ir mes tikrai ne Vokietijoje. O kur jūs žadate miegoti? Čia. Labai vešli žolytė. Erikių kaip nebūta. Ką jūs jaučiate? Aš tai esu be žodžių, bet žinau, kad vakaras baigsis intriguojančiai įdomiai. Tai labai laukiu tos pabaigos. Ir įdomu, ką parašysiu pažįstamiems, kur esu. Lenkijoje. Kur atsidūriau. Aš esu šiek tiek sumišusi iš tikrųjų. Labai prajuokinau tas vaikinas, kuris mums sakė, kad ne, čia jums negalime būti. Nei ten, nei ten, nei ten. Bet tiesiog viršui jūs galite būti ant štai to tilto. Įeit negalima. O įeit irgi negalima, nes jisai užrakintas tvora. Tada pagailo ir nurodė šį nuostabų kelią į Vokietiją. Va, ten matos iš toliau kranas. Statomas kelias į Vokietiją. Labai panašu, kad tas kelias nesibaigė, tęsiasi ir tęsiasi. O štai kur nuvedė mus kelias, šalutinis kelias į Berlyną. Berlynai? Dar galima aplinkui eiti. Nu, čia biškai matai praminta, lyg yra papjauta. Bandom? Bandoma, ką? Čia grevys su tuo.
Čia ne vieną pasakį apkabinti. Vėgėlė žiedai žydi, o mes keliaujame į Berlyną. Šaunuolė! Juste, tu gali! Laužėmės vėl į autostradą. Neužmušamas kaip erkės. Šaunuolė. Vis dėlto keliausime į Berlyną. Nežinau, kur patekom. Jūs neparodė, kur esame. Spartuos kaip lėlės. Radau darbą pagaliau. Labas, Arūnė. Mes randamės Kekšų namuose. Taigi, ką tu čia turi rankose? Aš turiu porą vizitinių kortelių Instinct ir Love Pellets. Arūnė, dabar įsidėmėk, mes tikrai jau ne mašinoj. Jau kokią valandą gerą. Ir jeigu norėsi mus susigrąžinti, paskambink numerio 052 41 2 333 656. Prašyk mūsų į Koblencą. Saugus seksas, gerai. O dar pinigų gausi už naktį, ane? 130 €, o už pusvalandį 30. Tai, žodžiu, visa mūsų kelionė yra tik tais į pliusą. Ir mes tikrai nepavargsim, galim dirbti po pusę valandos. Apačioje yra bistro. Būsim pavalgę, išsimiegoję pataluose. Agne jau senai įsikūrė. Savo maistą susidėjo jau iš aptitų. Vaikšto su tapkėm. Čia papuolė į seksą namuose pulsas. 10 minutas išmok darbovietį. 10 minučių 30. Jau sakiau šitą. Jau sakė. Pradėsim tu dirb nuo 10. Blemba, aš dar rytoj nenoriu dirbti. Noriu palsėti. Kokios kelionės? Vakar su šarnai šiandien. Norėčiau palsėti. Sakėlis iš Rusijos. Bet tai gal čia viskas šiaip savo. Labai tik gal čia supranti. Šiaip jo toks skonis yra interjero. Bet vėliau užrakina, ne? Ir kai noraštį palieka. Jo. Ir grotas už lango. Tai ką dabar daryti? Tai gal išsiplaunam galvas prieš pabėgimą. Pavalgo. Aš tai jau padariau viską. Tada biškį pamiegam ir 6 valandą keliamės, transuojam. Ir palauk, reikia grotą sutilti, nukiltit. Kaip kad daug kirvuko nepasiekti. Bet tai būtų prikolas, transuoja rimtai ir tie važiuoja. Tai 6. Tai koks laikas baisus 13 valandas. Matėvė. Nori? Vieno kasnio buterbrodas. Vokiškai. Aš savų būdų pavalgysiu. O aš geriu 2 dienų pasukas. Paskutinė pikniko aikštelė. Tiekusios tikslą pirmąjį. Realiai, taip mums gerai viskas sekėsi. Tiek daug nuotykių, tiek daug įspūdžių. Ir mes jau esame. Patikrinom tokį dalyką, kad užtenka mums pasakyti garsiai ir panorėti ir mūsų norai pildosi. Tikėkime, tai bus ir iki Portugalijos bei atgal. Taip, ir mes dabar dar norim į Kiolno bažnyčią.
Aš tai daugiau noriu. Noriu įsimylėti. Aš irgi. Bet Tu aš irgi jau nori? senai noriu. Tu sakai, kad nori alaus. Aš noriu, kad mane įsimylėti. Alaus noriu dabar. Erika, Man atrodo, jūs tas ten įsimylėjot kelionės. Gerai. Ypač pastaruosius 2 mėnesius. Einam dabar pas Arūną. Bet tas vyrukas šaunuolis, ne, pavyzdžiui, iki pat... Nu, aš taip ir galvau, žinau, kad bus, nes kai visi šnekėjom, žinai, Aha. vis tiek. Jam jau ko nevažiuoti, Jo. kažkaip gerai laikas eina. Super, turėjom 11, ar ne? Vairuotojų, visi nuostabus, visi pasitaikė geri ir galiausiai vienas vokietis, ko labiausiai nesitikėjom. Arūnė! Atsargiai. Kaip aš jūsų flirčiu? Sveika, Erika. Labas. Prideda visai nedidelė. Labas. Sveiki. Erika dar visai nedidelė. Tai mano pasirodė. Oho, bet Agnė tai einam kozė. Nori tave pamatyti? Aš sakiau, taip, Marika šauksi. Nori. Ką čia darė? Nenorėjau tau to sakyti, bet aš tavo draugė. Su juo atrodo istora. Štai ir pasakiau, juk esu tavo draugė, taigi atleisk Karolina. Aš negaliu tau jo duoti. Jis mano, kodėl negali tu man jo duoti? Vadinasi, jis nori ją atgauti. Ne, gal tik. Au! Pramogos. Ko, blėdze? Šitaip žiūrim filmą pas Arūnę. Kaip aš jį nutrauk nuo mano kaklo, pagalais, kas tau yra. Justina aukojasi dėl manęs, nes nėra garso kompiuterį. Aš nieko negirdžiu. Aš net su tam kalbu. Išklausyk mane, prašau. Bandžiau padėti Vikijai. Kartą ir man tai buvo. Reportažo pabaiga. Ate. Nu, ką darote, panelės? Valgysime siem, kas gavom lauktuvių iš Baltarusio sutenerio, kuris mūsų nepardavė. Kaip jūs jaučiatės įsikūrusios Prancūzijos miške? Visai nesijaučia, kad esam Prancūzijoje. Paėmiau 2 žibintuvėlius. Žaisim Bleiro ragonų šiandien? Jo, rimtai galėtume va. O balionėlis? Balionėlio neturiu, nes čia jaučiuosi saugiau negu Lenkija iš tikrųjų. Tikrai? Kodėl? Nes čia yra Prancūzija. Bet žinai, atsarga gėdos nedaro. 70 km. Jo, būtinai reikėjo tai pasakyti. Tai aišku. Jaučiasi jau Paryžiaus dvasia. Štai mūsų nameliai. Toliau. Ten aš megus. Ten yra 2 vietė. Ten yra 2 vietė palapinė. Aiškiai parodė. O kairėje taip pat 2 vietė. Matosi čia skirtumas.
Tai va. Tiek žinių. Išsmaguoju, ko įdėjau, tiek garsiai, tiek tyliai. Kartai. Nereičiau, labai sušalau. Ir buvo nepatogu. Noriu mažą. Aš noriu tūliuką. Ir to noriu. Čia interviu? Interviu. Mama užsinešika. Ir praverta, kaip galvoju, koks praskynė. Paryžiuje, mados mieste, su pončo. Ar jums negėda? Čia dabar nauja mados tendencija. Nesuprantu. Šita tik nemadinga. Justės mados tendencija. Baigi su tom sienom Taigi esame Eifelio bokšte. Kaip jaučiamės? Šlapiai, o jūs? Kaip jūs jaučiatės? Gal norite išgręžti malinio kapšūną? Kaip jūs jaučiatės? Nepatogiai. O jūs? Tau nepatinka Paryžius? Ne, gražu čia. Bet šildymas nori. Labai lyja ir ateina dar baisesnis lietus. Tai va, esame tik tais antram aukšte. Ar gražu už langų? Labai gražu. Labai gražiai lyja. Vitė, apsimetė, tai nebūtų. Miestas be galo didelis ir iš viršaus atrodo visai gražus, gražiai suformuotas. Bet gyventi nesinorėtų. Onko poikia? Onko se koko luokanpesi? Ei, kun on minä meidän luokkalainen Niikolasta. Tässä on 300 metriä auksti. Kuinkahan pitkä raide susta tulee? Sinne mallin mittainen. Normaali. Mallithan on vähän Se voi lengutus. pidempiä. Et tiedä ollenkaan malleja. Alas. Voi juhasta, ei olisi näkyvissä muita. Miten niin? Alas, se kiva. Mes vakar mėgojom, taip ir galvojau, sakau, mergas žinotų, kas tam Paryžiui dedasi, kokie mėgaisiu, gal čia iš tą miškį prijautų mėgoti. Sakau, ten toks triukšmas, toks didelis miestas, sakau, mes jau taip kilom, esam nuo jo, ir čia taip pravu. Kas atsitiktų? 12 milijonų žmonių miestų. Interviu, palaukit. Esame Prancūzijoje. Kaip jaučiatės, kai mus ką tik pavežė policija ar kelininkai ar kažkas? Šokę jaučiamės. Šokę. Ir švis net nesuprantu, kaip tas prancūzas, žinodamas įstatymus, galėjo mus paleisti pasivaikščiant ant autostrados.
Mums reikia čia. Atgaudė? Ne, vidury kelio. Labai juokinga. Vos susilaikiau. Norėjau dar padaryti bendrą foto, bet nebeturėjom laiko. Čia dviračių. Einam. Jo. Kurie greičiau paims. Pardavimas. Vienas vaikinas nusivaipė, tai nežinau, neįtikam ar kas čia. Kaip jaučiatės? Gal kas Jaučiamės žino, labai šaltai, tranzuojame į Sibirą berods. Ne į Portugaliją, ne į pietus. kaip manote, kiek mes kilometrų šiandien nuvažiavom? 180. 3 kartus po 60. O kiek yra iš tikrųjų jūs te? Kiek ir yra? Ką? Tikriausiai. Tu užstoji. Tai šaunu, nu. Kas Tai tu pasižiūrėk, gal tau labiau seksis stovėti su tuo. Kaip manote, ką dabar susitranzuosime? Ką? Ką taip? Vyra! Vyrą. Tai aišku, kad vyrą. Natūralu. Mus vyrai tik ir teima. Nu tai moteriškė buvo paėmus. Po smagaus nuotykio paėmė moteriškė, ar ne? Nu, jinai pedagogė, tai žinai. Taip. Sijomkas. Ok, panelės, iki. Taigi, ką tik smagiai nulijo. Ir Mūsų komanda sumažėjo. taip, paėmė 2 keleivės, Agnė ir Arūnė, susitiksim Bordo ar Borde, nežinau. Ir neaišku, ar susitiksim, nes mes čia stovim dviese. Bet jūs te pasiūlė labai puikiai idėją, kad galėtumėm ir mes įsiskirti. Kadangi buvo sustojęs furistas ir sakė, turi tik vieną vietą. Bet, nu, pabiški ir nuvažiuotumėm iki visas. Kaip nors. Nu. Tai va, tai tiek žinių. Panelė, mademoiselle Erika. Kaip jaučiatės? Pasiekusios tikslą 2 valandą nakties. Nežinau, manau visai neblogai, nes prabudus netikėtai sužinau, kad esam Angel. Ne, Anglet. Kur aiškino, kad 30 ar 40 km yra nuo jų kelio. Taigi mes šitame mieste pamatėme pirmąją palmę. O, ir čia yra palmė. Nufilmuokim palmės. Taip, kad čia ne palmė. Ai. Bet jų nelabai matos, nes tamsu. Ir Taigi, pirmo klubo. ir einame prie vandenyno dabar. Pur daro, pur. Ai, man klaustrofobija. Jokios čia klaustrofobijos nėra. Čia yra labai gilu. Gal nebeinam? Einam. Bent jau laiptus pabaikim ir galėsimai. Vadėmės, vaikai. Nu Tai į Lietuvą keliam, ko tu nori. O, Arūnės labai gerai šviečia. Nu, Gal duokit priekim. lėto, jeigu pamesit, pamatysit ką nors. Nu, atsisukit, mergaitės. Kaip jautės? Kaip gražiai kiškutė. Greičiau einam ir einam. Kas greičiau? O dieve, šakės kaip tams. Čia skylė yra. Greičiau jums. Nu, tai iš ko? Kur įsijung kažkaip? Išsikrauna telefonas. Kas tam? Vėjas pučia, vėjas. Pizda. Sakė Paulo, jeigu per valandą negrįšim, paskambins gaisriniai. Aš žinokit, net atgal nenoriu pažiūrėti, kaip ten tamsu. Rimtai vieni barotim. Parodykit. Visas kelias. O, geras. Nu, einam. O čia yra Biškiuką dar. Žiūrėk, užlapė čia, ar ne? O, kažkas. Nu, gerai, einam. Bet tai pizda. Kiek čia metrų, kokie 5? Nu, gerai, einam. Jau 5 nulipom. Čia vanduo, ne voratinkliai yra. Vanduo? Taip, žiūrėk. A, jo. Sako, eik, kaip būčiau dėjęs. Einam, nu, einam. Kamerą iš arčiau. Nu, ne. Ėjom konce kamerą. O, šviesa. Šviesa. Kaip gera, kaip greičiau. Labai puiku. Buvo labai baisu ir man šitą klaustrofobiją kaip ir Prasidėjo? taip. Pašokinė. Ir pradėjo kitos Power merginos rėkti ir mes paklausėme, kas yra, o jos sako, ai nieko, praskrido paukštis. Ir buvo labai juokinga, bet iš pradžių buvo labai baisu, mes galvojom, kad tenais vampyras. O jūs tikite vampyrais?
Taip, be abejo, aš turiu draugų vampyrų. O kur jie dabar yra? Jie dabar filmuojasi juostoje seriale Vampyrų dienoraštis. Ai, ten tai jūsų draugai? Taip. Čia geriausiai draugai? Ne, mano geriausi draugai yra Paula ir merginos. Kaip jaučiatės? Super, panelė ir ką? Super jaučiu, nes šią buvo labai netikėta. Sutikti tokią nuostabią moterį, kuri mus priėmė į savo namus. Jaučiu, kad nieko nesigirdės čia. Tai va, mes esame Veiloje, į kurią pasikvietė maloni moteris iš prabangaus restorano prie pajūrio. Tai va, čia yra jos namai. Ir jinai labai faina ir panaši į Valdonę. Ir turi vaiką, kuris panašus į Valdonės sūnų. O štai ir mūsų nakvynė. Tai visų žvaigždučių viešbutyje. Geroji moteris Benita mus priėmė į savo kiemą. Nu, čia ne jos kiemas, bet viso daugiabučio kiemas prie baseino ir mes miegosim lauke. Taigi, miegosime alyvuogių plantacijoje. Aplinkui loja šunys ir man labai baisu. Tikiuosi nemirsim.